Labas vakaras, labas vakaras. Labas vakaras, Reda. Labas, labas. Čia susirinkę, kurie galbūt jau dabar iš karto mus pamatė, galbūt labas vakaras tiems, kurie prisijungs kelių minučių bėgyje. Tai aš jums noriu šį vakarą palinkėti labai šilto, malonaus vakaro ir tas 15-20 minučių praleisti labai smagiai su, žinokit, vienomis iš šauniausių moterų visoje Lietuvoje. Tikrai galiu tai pasakyti, nes šį vakarą mano kovė tai yra Reda. Nuostabi moteris, autorė, įvairiausių mokymų vadovė, vedėja, ar ne, 2 vaikučių mama, ten aišku, kaip apie moterį, ten žmona, sesuo, dukra ir taip toliau, tai čia galim daug ką papasakoti, bet šį vakarą mes vis tiek truputėlį orientuosimės į tai, ką Reda veikia, ką Reda dirba, kaip Reda susipažino su manim, ar ne, ir su visa Tende kompanija. Tai toksai trumpas pokalbis su tavimi, mieloji. Kaip faina, labai ačiū už kvietimą, žinok, labai džiaugiuosi ir kaip visada ir sakau, su tavim tai yra apie ką pakalbėti ir jeigu jau kažkoks planas kepa, tai aš žinau, kas bus bendrininkai. Labai vieną kitą išgazdinam, gal tu ir neišsigasti, bet man, žinai, tavo idėjos kartais tokius, gerai. Nieko, priprasi. Tai ačiū tau labai už šitą gražų pristatymą, turbūt tęsiant nuo to, kas aš esu ar ne, ir ką tu jau pristatei, tai aš esu, kaip aš juokauju, žmogus per 5 kėdes. Tai realiai aš dirbu, mano sritis yra mokymai ir jau turbūt pakankamai daug metų užsukuosi vienokiu ar kitokiu aspektu mokymuose, tiek su, kaip pasakyti, korporatyvių pasauliu, tai yra mano kasdienė duona ar ne, tai ten sukuosi, o šalia to aš supratau, kad tikrai turiu jau daug kuo pasidalinti ir užsiimu, kaip aš sakau, po pamokinę veiklą, kas yra coachingas, kas yra mokymai. Šiuo metu baiginėju enegramos mokslus, tai yra tipologija, kurią labai myliu ir tikrai garsiai kalbėsiu apie tai ir tikrai ateisiu pas tave ir sakysiu, Rasa, darom. Tai vat galėsim tave dar pagąsdinti. Daugiau, tai o kaip mes turbūt susipažinom, tai ta graži ir istorija ir yra, kad aš pradėjau savo veiklą, tapo pamokinę ir sakiau, mokymai, gal kažką mokymų, coachingas, konsultacijos, palaikinau tave ir aš dar labai puikiai atsimenu, atsidarau, scrollinu per Facebooką ir žiūriu, tokia moteris šneka. Galvoju, kas čia per vieną, nes daug kas šneka šiais laikais, ne? Tai labai man, žinok, dar iki dabar patiko tavo frazė. Ta, kad jeigu jūs galvojat, kad nieko nedirbant uždirbsit pinigų, tai nevelni. Ar kažkas tokio. Tai žinok, su šitą pradžią užkabinai. Taip, tu nemelavai, tikrai nemelavai ir su to ir užkabinai, tai nuo to ir prasidėjo laikai ir nuo to turbūt pokalbis ir prasidėjo mūsų. Ir tai kur nukeliavom, tai turbūt prisiminti visada yra labai faina mokymus, kurios darė, man tai bent jau buvo nereali patirtis. Aš apie mokymus net esu ir nuotraukų parinkus ir kad čia, žinai, žmonės negalvotų, kad čia jos tik galvoja, čia iš Vilniaus tikrai niekas nevažiavo į Pagėgius, tai aš dar parodysiu ir nuotraukas, kol pakalbėsiu. Bet dabar, jeigu dar trupučiuką sugrįžtant į tą mūsų pažintį, ar ne, aš atsimenu irgi, kad gavau iš tavęs žinutę tokią online kavos. Ir kažkaip tai buvo tokia pirma žinutė ir aš galvoju, kaip suprasti online kavos, tai kas čia dabar bus, bet aišku, man labai viskas įdomu, tai jeigu kviesti, tai reikia. Ir per tą valandą, kiek mes ar ne valandą pašnekėjom, ir apie darbus, ir apie asmeninius gyvenimus, ir apie kas galvoj sukasi, tie kažkokie kirminai, apie viską per tą valandą apšnekėjom. Ir aš su tavim tik tai baigiu pokalbį, aš iš karto savo sesiai skambinu, sakau, Jėzau, su kokia faina moteris. Sakau, mums ką reikia pasikviesti. Tai dabar, Redute, aš tau atiduodu eterį apie tos mokymus ir aš pasidalinsiu dar skaidrėm, kad tu iš tikrųjų buvai. Gerai?
Taip, aš iš tikrųjų buvau ir iš tikrųjų tai buvo turbūt viena nuostabiausių patirčių, kokiu aš esu turėjęs kaip, ne kaip darbe ar ne, bet kaip savo asmeniniai veikloje, tai tikrai yra nerealu. Aš grįžau, atsimenu, su emocijom ir dar ir dabar, kai pasižiūriu į tuos į tas ir nuotraukas, ir apskritai tos paustus, kur turėjom, tai va, tai dar iki dabar šypsena kyla ir yra labai smagu nuotraukos, aišku, topinės, bet iš tikrųjų tai mokymai ar ne, grįžtant, ką mes tada darėm, tai aš esu iš tų žmonių, kurie sako, jog reikia turėti kažkokią tai stotelę, kažkokį tai tikslą ir kažkokią tai kryptį, ar ne, aš labai dabar abstrakčiai sakau kažkokią, dėl to, kad kiekvienas iš mūsų išsirenka tas stoteles, tas kryptis ir panašiai. Ar tai būtų asmeninis gyvenimas, ar tai būtų verslas, ar tai būtų, nežinau, kažkokie didesni planai. Jeigu mes turime tikslą, mes žinom, kad mes važiuojam į Klaipėdą ar ne, tai nesvarbu, pro kur mes važiuosim į tą Klaipėdą, ar tai bus autostrada, ar tai bus kažkoks duobėtas šunkelis, galbūt tam tikrais atvejais, galbūt kažkoks su vingiais, galbūt su nuostabiu vaizdu į šoną ar ne, bet mes vis tiek nuvažiuosim į Klaipėdą, nes mes žinom, kad mes ten važiuojam, o ne kažkur sustosim pakeliai ir pamiršim, kur mes judėjom. Tai va, tai to pasekoje ar ne, tai ir dalinausi pas Rasą, kaip teisingai išsikelti tuos tikslus, kaip teisingai nusipiešti savo viziją ir kaip teisingai identifikuoti savo vertybės. Tai reiškia, kad kai mes keliamės tikslus, mes kartais juos keliamės neteisingai dėl to, kad mes galvojam, kad taip reikėtų, ar ne? Arba kažkas mums pasakė, arba mes tiesiog išsikeliam, nes, reikiagi kažką daryti gyvenime. Bet kai mes tuos tikslus išsikeliam vedini, kodėl man ta veikla arba tai yra svarbu, dėl ko aš tai darau, vardan ko stengiuosi, ar ne, ir kaip atrodys ta būsena, ta situacija, kokia būsiu aš, kokia bus mano aplinka, kai aš pasieksiu tą tikslą, tada kelionė tikrai yra kitokia. Labai kitokia ir teisingai išsikėlus tikslus mes juos galim ir pamatuoti, mes juos galim ir pasidaryti realius ir ekologiškus tiek savo, tiek aplinkiniams, ar ne. Ir tada tikrai yra labai faina. Tai žiūrėjau, jeigu kažkas matėt ar ne, dalinausi reelsais ir istorijos buvau turbūt įmetus irgi apie klaidas pagrindinės, kokias mes darom, kai mes keliamės tikslus. Tai kaip supranti ar ne, ir kaip jau matosi iš mano entuziazmo, man tai yra tikrai svarbu, nes aš tikrai esu iš tų žmonių, kurie netgi dienos tikslus keliasi, susirašai, ką šiandieną turi padaryti ir dėl ko, ir tada prioritetai. Ir vakare, žinokit, aš kaifuoju, brauki vieną, brauki antrą. Ir aš dar esu iš tų tokių, kaip kolegos iš manęs dabar darbė juokiasi, sako, tu tokia, kaip ten, senų pažiūrų, ar kaip, sako, taigi yra appsas, yra ten, žinai, platforma, yra tas, yra nas, kam tu čia ant to popieriaus rašai? Sakau, man tas malonumas, kad aš jį galiu išbraukti, sukelia dar papildomą emociją. Tai čia kiekvienas savais, kaip čia pasakyti, savais būdais matuojasi tos dalykus. Tai vat, tai mokymai buvo apie tai. Tai labai džiaugiuosi, tikrai gavus ir atsiliepimų ir netgi grįžtant į tos mokymus, ar ne, atrodytų, gal iš šono kažkam atrodo, kas čia tokio, ar ne, atsisėda, išsikėlė, pasiekė, nepasiekė, ar ne, asmeninis gyvenimas ten, kaip gaunasi, ne nuo manęs viskas priklauso, ten šalutinių veiksnių milijonas, ar ne, aš žinau, kur aš einu, bet ar tikrai, ir ypač aš šitą klausimą akcentuoju tiems, kurie turi mažus verslus, mažas veiklas, kažkas, kas nėra didžiuliai, ar ne, kur mes jau šnekam apie 100 žmonių arba 50 žmonių, 3, 5, 10, 15. Ir kaip aš šneki su vadovais ir paklausiu, o tai kodėl? Tai ką reiškia tau sėkmingas puslapis, pavyzdžiui, ar ne? Ką reiškia sėkmingas kontraktas? Ką reiškia pradėti verslą kitame mieste, ar ne? Ką reiškia, nežinau, geri rezultatai, kokia tai yra suma, koks tai yra jausmas, kokia yra būsena, kaip tu tai pamatuosi, kaip tu tai jausi. Ir tada būna tokių, gal ne visai iki galo suvokiu, ar ne, ką aš darau. Ir tada, kai tu žinai, kaip atrodys tas dalykas, tada aš galiu paklausti, po kiek laiko taip atrodys, ne? Kiek laiko yra tau ok?
kiek tu ties tuo dirbsi ir tada jau einam dar žingsnį atgal ir sakom, tai koks yra pirmas žingsnis, ką tu gali padaryti, koks yra antras žingsnis galbūt, ar ne, kaip tu pamatuosi, įrankius atsimeni, irgi kalbėjom, skalę, balanso ratą ir visus šitos dalykus. Tai visa tai yra naudojama visur, tiek asmeniniam gyvenime, tiek darbe, tiek, net nežinau, netgi ir su vaikais kalbant. Galima panaudoti tam tikrus elementus. Pas tave skaičiau ir žinau, kad tu dar vienus mokymus esi parengusi ir gali kreiptis ir asmeniškai į tave, ar ne, ir grupelės kažkokios vyksta, ar ne. Tai žinau, kad, pavyzdžiui, net ir iš pagėgių yra grįžęs atgalinis ryšys ir dar jisai papildės. Tikrai papildės pas tave, žinai, visur negalima suspėti, reikia pamažu. Tai ta prasme, žmonės, ar ne, tu paminėjai, kad mažų verslų žmonės gali kreiptis, nes jie kažkaip gal netaip susidėlioja ir taip toliau. Gerai, Reda, o jeigu, pavyzdžiui, žmogus tiesiog, neturi verslo, gyvena, eina, dirba kažkur ir taip toliau, bet, lyg kažko trūksta, kažko lyg norėtų sužinoti ir taip toliau. Ar pavyzdžiui, tu, irgi konsultuoji tokius žmonės, ar tu tik tai verslininkus konsultuoji? Ne, aš kaip sakau, nėra grupė žmonių, su kuriais tik tai dirbi arba nedirbi, ar ne, nes kiekvienas žmogus turi savo užklausą. Jeigu imsim standartinį coacherį, ar ne, tai yra klasifikacija, yra kas dirba tik su verslais, kas dirba su asmeniniais ir yra kas dirba su holistiniu vaizdu. Aš esu turbūt iš tų, kur dar laikau save holistinė, ar ne, dėl to, kad ta prasme, kartais ateina žmogus su verslo užklausa ir sako, aš negaliu pasiekti tikslų. Ir tada tu pradedi kapstyti, kodėl tu negali pasiekti vieno ar kito verslo tikslo, ir tada tu matai, kad, ne velnio, čia ne versle problema, tu viską ten turi, tu realiai turi kitur problemą, tu nuo kažko bėgi, ne, arba tu tiesiog to nenori, tu tai darai per sukastus dantis, nes, tau reikia tai daryti, nes tau reikia uždirbti pinigų, išlaikyti šeimą, kažką, ar ne, ir panašiai. Ir tada ir žiūri. Ir tada žiūrim atsisėdęs to žmogum, gerai, yra tokia situacija. Kažkas nevažiuoja, kažkas negerai, kažkaip netaip jaučiuosi, nerandu vietos, nepatinka, nesuprantu, ar ne. Kaip ir šeimą turiu, namą turiu, darbą turiu, bet kažko trūksta, ar ne. Tai ir sėdi su to žmogum, tai gerai, tai kas yra tau, ko trūksta, nežinau. Man labai patinka, kai sako, nežinau, kažko trūksta, ne? Okei, o tai kaip atrodytų ta būsena, kai tu sakytum, kad jo, viskas gerai. Kaip atrodytų, apibūdink, kas pasikeis, ar ne? Okei, kas yra toj būsenoj? Koks yra jausmas, kokia yra aplinka, kokia yra tavo diena, kokie yra žmonės aplink tave, ką tu darai tą dieną, kaip tavo rytas atrodo. Ir pradedi gvildenti nuo tokių mažų dalykų. Tai dėl to toks labai paprastas atsakymas yra, visos užklausos yra geros užklausos. Visi žmonės yra puikūs žmonės ir dar tobuliau yra, kai jie pradeda suvokti, kad jiems reikia su kažkuo pasikalbėti, ar ne. Aš pat irgi galiu pasidalinti, aš nuolatos einu į savo sesijas coachingo, aš einu į mokymus, aš kalbuosi, aš rašau, aš turiu tokį įprotį, rašymo terapiją turiu, nes man tai veikia, ar ne. Tai be tokių dalykų, visų pirma, mes nesusitvarkom su savo emocijom, antra, mes nukrypstam nuo savo kursoriaus, nes mes pavargstam, bėgi kaip pelė, ar ne, tam rate, bėgi, o kad kažkas sustabdytų tave ir pasakytų, žiūrėk, čia tavo gyvenimas. Ar tau viskas yra okei jame, ar ne? Ar tau patinka? Ar kai tu mirsi... Aš noriu jau užsirašyti, nežinau jau ko noriu paklausti. Tai va, galėsiu paklausti. Kaip sureagavau, net čiurpas nuėjo. Viskas, jau žinau, ko paklausiu. Tai iš tikrųjų coachingas ir tai, ką aš darau, padeda pasižiūrėti save iš šono, tai reiškia sustotoje akimirkoje ir pasižiūrėti ir atsakyti klausimą, ar tai yra okei. Ar man tai yra okei. Ir ta prasme, tai nereiškia, kad tas gyvenimas arba tai, kaip aš renkuosi gyventi, turi būti okei visiems ir visam pasauliui, sociumui, tėvams, draugams, darbdaviams ir visiems kitiems, ar ne, tai turi būti okei man. Ir jeigu man tai yra okei, tai viskas yra gerai. Jeigu man jame kažko trūksta, tai vadinasi yra vietos, kur galima patobulėti, pakeisti, pajudėti, pabandyti bent jau.
Va, ir Ramunė sako, kad turi rašymo terapiją, rašo ir rašo, tikra raštininkė iš tiesų. Tai va, Prašom. Gražūs postai, Ramunė. Labai surezonuoja. Taip. Taip, žiūrėk, Reda, dar norėčiau sugrįžti į tą laiką, kai tu, atvažiavai pas mus į Pagėgius. Ir aš berods prisimenu, kad tu sakei, kad tavo, buvo tokie vieni iš pirmųjų mokymų, kur tu, ne darbe, ne savo įstaigoje, kažkur vedėjau, bet, visai svetimi žmonės, kažkoks miestelis, kol tu čia dar susiradai, namų sąlygom, čia kiemas, mašinos, sesuo, čia maži vaikai, tokia šeimyninė aplinka ir tavo tie mokymai, kaip, pavyzdžiui, tau, nežinau, kaip, mes net nepašnekėjom, koks tavo įspūdis buvo, pamačius tavo tokį kiemą, ne salę, su didelio ekranu. Aš tai žinok net, o Dieve, pasigraudinau dabar net. Man tai liko tobulas įspūdis dėl to, kad visų pirma buvo šilta, buvo jauku ir buvo paprasta. Ta prasme, aš gal kažkada būsiu, nežinau, bet man visų pirma nereikia 100 žmonių auditorijoje, ar ne? Tu turi 15, tu turi 10, bet tai ir gali būti kokybiškas ryšys su kiekvienu. Tai yra, nerealu. Kai tu esi namų sąlygom, ar ne, tai yra dar paprasčiau. Nėra spaudimo, nėra įtampos, nėra tokio kažkokio, nežinau, įsipareigojimo. Viskas yra daug paprasčiau, daug lengviau. Tai mano įspūdžiai, žinok, liko tik tai geriausi. Labai mielai sugrįžčiau, tik pakviesti. Galim toliau kurt kitą planą chuligano su kitu truputėlį turinio ir pasidėlioti. Ir tai tikrai yra labai miela, labai faina. Ir kaip aš sakau, aš juokiuosi, nes ašgi pati kilus irgi iš mažo miestelio, iš net kaimo, net ne miestelio, tik tai, kad mokiausi toliau mieste, pavadinkim taip, ar ne? Tai man visą tai labai yra miela, labai yra faina, labai yra gražu ir labai visiems, aš žinokit, jūs naudoju kaip pavyzdį, nes, sakau, reikia nuvažiuoti tokį moterų kolektyvą, turėjom ir vyrą, aišku, bet šiaip vis tiek daugumoje moteris, ir pamatyti tą užsidegimą, tą emociją, tą energiją, tą grožį, tą tokį kumščio buvimą, ar ne, tą tokį pozityvų požiūrį, tikrai daugam rekomenduoju ir visiems sakau, jūs pamatytumėt, kaip geba žmonės mažam miestelyje pasidaryti šventę ten, kur didžioji dalis Vilniaus turbūt kolektyvo net nepagalvotų. Tai žinokit, man tikrai yra šilčiausi prisiminimai ir aš visada apie jūs kalbu su šypsena. Kaip fainai. Labai fainai. Dar, vis tiek, kadangi aš savo ateitį sieju, ar ne, ir darbinę ateitį vis tiek sieju su Tende kompanija, tai noriu dar tavęs irgi paklausti, tą kartą, kai tu atvažiavai pas mus į Pagėgius, pirmą kartą pamėginai rankų spa, ar ne, procedūrą, ten arbatą geriam ir taip toliau, bet ta tokia procedūra. Ir aišku, mes ten tau biškį dovanų įdėjom, nes mes visada norim atsidėkoti žmonėms. Tai ir paskui aš atsimenu, kad tu sakai, manęs tik tai jau tu ten nešnekinsi stipriai, tu čia manęs nešnekinsiu. Ir atėjo tokia diena, kada Reda man parašė, sako, geri tie produktai, visai norėčiau juos dažniau naudoti. Tai tie produktai, kaip tau ta Tende, nes irgi esi vis tiek moteris protinga, nenaudoji bet ko, pasižiūri, pasiskaitai, paanalizavai ir parėjai biškį. Biškį parėjau. Aš tokia esu, ta prasme, būkim realistai, Lietuvoje mes turim pakankamai įvairią ir, sakyčiau, įvairią, ta prasme, nelabai pozityvą patirtį su tinkliniu marketingu. Čia jau tokia yra stigma ir daugam ta stigma yra, aš nesu išimtis, aš tikrai ją turėjau. Tai dėl to tas pabuvimas rate, ar ne, ir pasižiūrėjimas ir pabuvimas atviru protu, gal pavadinkim taip, atvira širdimi ir tiesiog priėmimas ir pasianalizavimas tikrai daug ką pridėjo, padėjo. Ir kitas dalykas, taip, tas pabandymas labai padėjo. Tai žinokit visiems ir visoms, kurie klauso, nerealus tas rankų spa, šiaip nė velnio aš rankoms nenaudoju, aš visą ten maudausi.
Ir rekomendavau visom draugėm ir kalėdom spėkit, kas dovanų ką gavo. Tai žinokit, labai šitas reikalas tikrai paėjo ir labai fainas, bet ne tik tas spa yra puikus produktas. Ko man reikia, ar ne, ar kodėl aš grįžau pas tave, Rasa, tai dėl to, kad gauni informaciją, suvirškini, pasimatuoji, ar tai yra tau pagal tavo vertybių prizmę, ar tu nori eiti. Nes aš realiai taip va daryti reklamų tiek, kiek tu darai ar ne, aš tiesiog fiziškai laiko neturiu. Tai čia yra vienas momentas. Iškart prasideda diskusijos su savimi, ar aš noriu, ar aš pardavinėsiu, ar aš darysiu, ar aš turiu laiko, ar neturiu laiko. Ir galvoju, palauk, o kas man liepia pult dabar visą galvą ir daryti taip, kaip Rasa daro per visus galus, ne? Nieks manęs niekur nevaro. Aš perku dėl savęs, nes man tai patinka. Tai va, žinok, topai pas mane yra dantų pasta. Topas yra, va, net turiu ant stalo pasidėjus va blizgis. Jau nežinau, kelintas suvalgytas ir padovanotas. Tai vat, topai yra plaukų priemonės, ta prasme, kaukė nereali tikrai, kur radau. Ir aš jau nešneku apie pleistriukus, nes tuos nuo skausmo, nes, va, pavyzdžiui, mane pirmadienį po visų kelionių, po visų įtampų, po visko surakino. Ir aš va taip gražiai sukinėjausi šonu. Nu ir spėkit, ar geriau vaistų. Nu, taigi negeriau, taigi užteko vienu pakeliu pleistriukų 3 paras iš eilės. Ryte vakare pakeisti ir važiuoju, nu. Tai va, ir skrandį pataupai biški. Tai esmė yra tokia, kad kiekvienas atranda savo, aš atradau savo ir logiškai mąstant, ar ne, netgi ir tie, kurie netiki, tarkim, ar ne, nepabandė, nes netiki. Pamąstykim taip, ar ne, mes parduotuvėje perkam prekę už 5 eurus ir atmeskim visus transportavimo kaštus, sandėliavimo kaštus, atlyginimus, nuomas ir visą kitą, ir ta savivertė, savikaina, savivertė prekės irgi, ne, tai jinai stos ties, nežinau kiek, 2 eurais, 1,5 euro, net neįsivaizduoju kiek, bet tikrai kris dvigubai, ar ne? Ir kai tu perki produktą, už kurį tu moki 5 eurus, tai be visų šitų kaštų, tai logiškai mąstant sudėtis tikrai yra geresnė. Aš nesakau, kad visiems viskas tik 100%, nes tikrai ne, visi esame skirtingi, organizmai yra skirtingi, pomėgiai yra skirtingi, bet kai pasižiūri iš loginės pusės ir pasidarai tam tikrą matematiką, tai, nu, vat, viskas nuo... Kada aš pas tave atėjau? Spalio mėnesį turbūt, tai nuo spalio mėnesio pas mane visas krepšelis pas tave, visų kosmetinių reikalų ir parduotuvį nesu pirkus nei vieno, nei šampūno, nei dušo želė, nei dantų pastos, nei lūpų blizgio, nei kaukių plaukam, nieko. Kaip gražiai. Visai esu patenkinta. Papasakojai. Žinai, su tam, nu, kaip ir tu sakei, ne visada mums yra apie ką kalbėtis ir mes galim kalbėtis, bet yra laikas, ar ne, ir tiesiog jo palikim žmonėms dar, kad norėtų kitą kartą pasiklausyti arba tiesiog tau parašyti, ar ne, ir paklausti dar išsamiau, ką tu ten veiki, žinai, ir galbūt vat, pagalbos ar dar kažko paieškotų su tavim kartu. Tai aš šį vakarą tau nuoširdžiai dėkoju. Buvo nuostabus vakaras, tikrai labai miela su tavim kalbėtis ir jeigu tu turėsi daugiau laiko, tai mes galėsim ir dažniau kalbėtis, nes tų temų mes tikrai atrasim. Va, ir labai dėkoju visiems, kas šį vakarą mus žiūrėjote, visiems, kas dar žiūrės. Ačiū Jums labai už komentarus, už gražius žodžius. Tai su manim šį vakarą buvo Reda. Facebook'e jūs ją galite ieškoti Tavo kelionę su Reda, bet aš pasidalinsiu, būtinai užtaginsiu po šio mano posto. Tai jeigu norite sužinoti sužinoti tikrasias savo vertybės, išsikelti tikrosius tikslus ir taip save gerai Aha, girdžiu save. Na, parašykite Redai, o jeigu nedrįsite ją, rašykit man, o aš viską perduosiu. Labai puikus planas ir ačiū tau dar kartelį, Rasa, už kvietimą ir manau tikrai ne paskutinis mūsų susitikimas socialiniuose tinkluose. Paleisim akciją kokią nors ir atrakciją ir pabandysim. Ačiū labai. Ir iki visiems. Gerai, ačiū tau širdelė. Ate.